10 kelionės dieną jau. Tai dabar jau ryts 6, kiek čia jau mašinas pradėjo važinėtis, juk to jau nebe greitkeliu, to jau girdžiu, dabar jau čia pro tą keliuką jau čia pradėjo maltis visi darbus važiuoti. Ir dabar kažkaip jau rytą jau nesvarbu, būn vakare, kol statais palapinę, kol ką kažkur ieškai, kur pasislėpti už krūmų, už medžią, kad nesimatytų kažkur, tai nesinori lyst laukan, ten vaidentis, kad kažkas nepamatytų, atrodo, išgins, tada kažką. O rytą jau dzin, jau galiu čia sklaidytis, kiek tik noriu, tegu mata jau visai jau nebesvarbu, nes jau gali jau ir išginti, jau vis tiek aš važiuosiu, jau nepasiliksiu, tai koks skirtums jau dabar. Tai sakau, kažkaip rytą būn laisviau, smagiau, vakarė da toksai visas klausais, kas ten kur skrepždėja, gal ateis koks ūkininkas, sakys, čia mano pieva, eik lauką, na da kažką. Dabar ramu, viskas, gerai pakuojas, važiuosiu, šiužnys vėl buvo šiandien, išsileida man jau 3 kartus naktį pučiau jau, viskas, važiuosiu pirmoje eilėje. Važiuosiu ten tokią parduotuvę, nusižiūrėjau, pažiūrėsiu, ten tokia normalesnė. Pažiūrėsiu, gal ten kažką rasiu. Norėjau veidrodį atstatyti čia tą, kur buvo čia. Toks veidroduks man būdavo gerai matyti biškį. Nelabai čia gerai matydavos, nes tos galinės tašės užstodavo šiaip tai. Bet biškį matydavau lempas, kai iš galo važiuoja, nevažiuoja mašina. Norėjau pataisyti špokti. Nulaužiau. Nu, dabar nereikia. Apseisiu be to veidrodžio, nes būdavo pasižiūręs jį, dar labiau susimėtau jį pažiūrėdams. Kažkaip dabar iš vis nebematysiu, kas iš galo. Mažiau matai, daugiau klausais. Nu, nebedaug belika man iki to Lodžės miestą. Tai tas miestas visai didelis, tikrai miestas. Gyven daugiau negu Vilniui, šitoj Lodžai gyven 650 000 gyventojų. Ir tais plotų jisai mažesnis. Nes aš norėjau pasižiūrėti, man čia labai po tą miestą reiks daug blaškytis, ar ne. Tai stengsiuosi suspaus kuo arčiau, kad nereiktų iš vieną galą į kitą važiuoti. To jau būsiu vietoj. Nu ką, mieste, čia centre, atvažiavau į centrą, visai centre pačiam. Čia tokia irgi mašina nevažiuojama, tai vieta. Ten paminklas, bažnyčia. Nusipirkau labai jau kitą termarestą 5 cm. Lengvesnis už mano, bet neblogs turėtų būti. Tai sumokėjau 200 eurų už tą. Bet jau tas gal bus gerai. Nu aišku, jeigu pradursys vėl bus tas pats, bet aš norėjau visada kažkokią tokią panašaus, tai nieko. Čia tokia parduotuvė vidury to yra. Tai man toj parduotuvėje nusipirkau. Dabar važiuosiu, bandysiu, nu kažkaip nesinori to seną išmesti. Važiuosiu į paštą, parsiųsiu į Lietuvą, gal susilopysiu namuose. Pabandysiu, kiek kainuoja, paklausiu pirmą. Jeigu labai daug kainuos, gal neapsimoka. Tai važiuoju į paštą.
Dabar tai juoks jam. Pirmą tai iš viso neėmė, man tom paštę nuėjau. tą matrasą, tą čiūžinį, tą pradurtą, sakau, parsisiųsiu į Lietuvą, tegu būnga Lietuvoje užsulopisiu, tenai vis tiek, galvoju, ką mest lauką gaila pasidarė, ten kiek dabar čia sumokėjau, 50 tų zlotų, tai kiek čia gausis, kažkur irgi, virš 10 eurų. Esmė ne tame, ta moteris nesuprant irgi, nei angliškai, nieką, aš lenkiškai nemoku, pasakiau į Lietuvą. Gerai, suprata, rašyk adresą savo ir Lietuvos. Parašiau Lietuvos, savo nėra adresą. Sako, rašyk savo adresą, sakau, nėra adreso mano. Sako, tai kur tu miegi? Sakau, palapiniai. Žiūri mane, sako, negali tai būti. Sako, turi būti, sako, adresas. Sako, viešbučia kokia nors, da kažko. Sakau, supratau, kad neišvengsiu, bus viskas ragas. Atsidariau Google Mapsus, viešbutį ieškau. Nerandu viešbučio gatvės, kažkokią žiūriu gatvę, kažkokios tai Revoliucijos gatvę parašiau. Sako, koks namo numeris? Parašiau kažkokį vėl numerį. Tada parašiau, sako, paskui kambario numeris. Parašiau kambario numerį. Gerai, viskas susirinka, viskas užpildė, viskas gerai, ten jau klijuojant, o man vėl lapelį duot, sako, dabar pildyk, čia vėl viską tą patį. O ką aš prisimenu, kokius aš ten skaičius rašiau, kokia ten ta gatvė. Galvoju, viskas, dabar ką dabar rašyti. Žiūrint, padėjo ant svarstyklių, taip čia svarstyklė šalia, padėjo tą. Žiūriu, ten viskas matos ant to lapelę parašyta. Aš tik tai su viena akim pasižiūrėjau, viską nurašiau, vėl ten Revoliucijos kažkoks ten tas. Nesvarbu, jeigu pasimes jau čia man jau dzin, aš jau būčiau išmetęs jį. Dabar, nueis į Lietuvą, nueis, ta prasme jis nueis, aišku. Nenueis, tai gerai, kas, nieka baisu. Kur aš jau nusiųsiu adresą, palapinę, prie ežero, irgi geri. Viskas, važiuoju iš to miesto, jau visą dieną sugaišau čia, nusiboda. Ištrūkau iš miesto to pagaliau. Tiek skubėjau ištrūkti, kad tam pašte tenai susiparinau su ta paštininką, kol ten susišnekėjom kas ką. Tai pamiršau dujų nusipirkti. Tai dabar nežinau, čia kaimo parduotuvėse dviejose sustojau. Sakė, neturim. Paveiksliuką parodau, kad nebereiktų tenai nesuprantamą kalbą šnekėtis. Ir visą dieną nieko, aš vis nevalgiau, nes lakščiau ten tudai, ten, tam mieste. Tai dabar nusipirkau sumušteko tokių. Galvojau, kad mišrainį iš pradžių prie kasos nusinešu, o tą. Tai žiūriu, kad talaškuojas. Aš paskui vadovą paragavau čia ką tik šaltibarščiai, čia gryni lietuviškai, aš net nebūčiau pagalvojęs, kad čia kokie Latviai galvojau, gal gamin šaltibarščiai, bet tik ne Lenkai, bet matai, Lenkai, vapšė, grinai, kai lietuviai šaltibarščius daro. Lietuvoje šaltibarščių nelabai valgau, tai čia Lenkijų gal skanus visai. Skanus, tirštus, gerai, sumuštinį, viskas valgyt noriu. Viskas valgau į minų, nebedaug čia man liko beminti, net nežinau, kur daminsiu, bet kai kažkur daminsiu, viskas. Skanaus. Viskas, atvažiavau į savo nakvynės vietą. Šiokią tokią radau. Ne šiokią tokią, va tikra miškė, jau čia jau mišks konkretus, jau čia medžiai jau. Didelė. Tai va, pasidėjau palapčiai, išsišlaviau aplinkui, lapus aplinkui palapinę visur. Nes čia daug buvo tų lapų. Ir
Viskas, ir pasiklojau naują jau čiūžinį. Bet tai tas čiūžinys, tai iš viso iš kitokia, tokia, nu, kita medžiaga visai kitokia. Ten tas toksai, ko turėjau, tai jinai buvo kieta ta medžiaga tokia. Šitą tokia minkštutė. Visai tokia, va, prisipūtė 5 comai. Turėtų būti minkšta mieguoti. Puiku, aš senai kažkada galvojau, bet vis man buvo gaila kažkaip tai išmesti pinigus, kai turiu daną, kai anas da geras buvo. Bet kai anas jau nebegers, kaip proga, vat atsirado proga, anas nebegersi viskas ir vadinas, reikėjo vadinas nusipirkti pagaliau šitą. Tai numyniau šiandien 89 kilometrus. Ir dabar, kur aš čia randuos dabar? Taip, randuos. Aš dabar randuos. Kur aš randuos, kur aš čia randuos. Taip, randuos, aš dabar va taip. Čia Lodžas, kur buvau šiandien. Aha. Čia Varšuva, kur buvau prieš tai. Lodžas ir aš va čia važiavau pagal maršrutą ir dabar va čia maršrutsmenai. Biškį nuklydo, va, miškelis. Va, vidury miško. Miške grinai. O čia šalia ir taks. Praein. Tai va. Randuos dabar čia. Nu į ką, viskas. Nieko nevalgysiu, tai yra valgysiu. Turiu dešros kažkokios rūkytos, panašiai atrodo, kad rūkyta. Radau pagaliau toj parduotuvėj tokia visai nebloga. Pamiršau pavadinimą. Kitą dieną parodysiu. O gal ir rodžiau. Nu, į ten tokių visokių pusgaminių pilna būna, ten man patiko jinai. Į dešros rūkytos nusipirkau. Žvalgysiu biškį su bulka ir einu miegoti. Tik dujų nebeturiu. Tai liksiu be arbatas, gersiu vandenį. Na, tai bus gerai, vanduo. Nebent tenai gal iščilt sorsdą kažkiek tai išgaminsiu. Gerai, viskas, einu miegoti. Labanaktis iš miško. Labas rytas, dar iš to pačio miško. Jau saulė aukštai biškį pakilus, bet dar tik 8 valandos. Tai viską jau susipakavau kaip ir beveik. Toksai bardakėlis dar. Čia palapinį, tai čia prisineštų šiukšlius, tai čia belia kiek, nes čia toks šiukšlyns čia yra. Tai čia gerai, kad lietus nelyno, tai čia būtų siaubas. Tai dabar žinosiu, kad kai bus šlapia į mišką, tai tikrai nelysiu, geriau kokiai pievai pabūsiu. Reik dviratį biškį kažką pasižiūrėti, nes čia man kažkaip tai jisai pradėjo cypt kažkaip, tai nežinau, čia kažkur tai. Man atrodo, kad tasai stabdžių kaladėlę liečiasi diską, reikia kažkaip tai čia tam ratą nepasumsiu į šoną, čia reikia stabdžių suportą kažkaip tai pastumt, man atrodo, tai dar nesu bandęs niekada, tai dabar pabandysiu, kaip čia seksis. Jeigu visai nesugadinsiu, gal nesugadinsiu, pabandykim. Nu, atrodo, kad pavyko kažkas, biški geriau dabar, nes kai jau apsiverčiau dviratį, tai iš karto jau mačiau, kad tas ratas blogai sukos, o dabar va, tuos va 2 varščiukus atsukau. Čia tą pastūmiau biški palaikydams taip ir priveržiau dabar pasukį ratą. Jau sukas, o pirmas stabdės kažkaip tai. Netgi konkrečiai jautęs, kas stabdas. Tai dar grandinę susitepu, nes tas remontininkas sakė, sakau, kada tept grandinę, sakė, gamykliškai yra sutepta jinai, tipo, jau turbūt ten, kai perkin būm sutepta. Na ir sako, už 200 km. Tai jau dabar jau reikia tepti tikrai, nes jau pradėjo grįždėti vėl, aš jau tau vakar važiuodam. Susitepu grandinę ir viskas. Ir pradedu minti naują dieną. Da dujų užtekau.
Galvoju, užteksiu, neužteksiu, tada užsikaičiau, kavos pasidariau da. Sakau, va čia saulikė, kur šviečias, kaip šilta iš to mišką išėjau. Da užvalgysiu kažką, nes dešrikės tokios radau vakar, kaip tokia parūkyta. Vakar suėdžiau vieną, dabar da suvalgysiu antrą. Gerai pusryčiauju, skanaus. Valio, gavau dujų. Važiavau parduotuvę, materialų, Buldovanė. Galvoju, statybiniai, aišku, čia tie reikmenys. Garantija, galvoju, bus visokių teptukų, turi jas būti. Tai va tokį nusipirkau. Turiu tokį perihodniką. Tai iš to pabandysiu prisipildyti į savo balionėlį. Nežinau, da pavyks, dar nesu bandęs pildyti. Tai pabandysiu kažkur nuvažiavęs. Gal nesusprogdinsiu. Tai va, labai puikiai, kad čia radau, viskas labai gerai. Dabar galiu ramiai minti jau. Beveik ramiai, kol neužsipildžiau, dar nežinau, kaip čia seksis. Večikę radau idealią. Tokiam dujų savo užpildymui. Jau pasiruošęs beveik. Bet čia va, večikę kokia. Pušyns, kai kokia nida. Tokia pavėsinė. Tik aišku, čia šalia kelis. Nu gerai, nesmė. Dabar jeigu nuneš stogą, tegu būna, nors viskas užfiksuota čia tam video, kaip čia viskas įvyks, sprogims arba neįvyks. Dar nežinau tiksliai, katrą pildys. Tai va toks knapsiuks. Aš kiek suprantu, jis dedasi tą. Aha. Ir turbūt telefoną patraukti šoną, kad kibirkšties nebūtų. Nu, bandom. Kažkas daros, nežinau, kažkur einu, gal į tą mano balioną einu. Tai tas balioniuks kainavo, jis man kažkaip kaip sakė, kažkaip zvizdi, kažkas apie 2 žinau. Tai grinai galvoju, ne 2 zlotai, 2 zlotai būtų per mažai. Tai sakau, gal 20, padaviau PM, žiūriu 20 atmetė, 10 ir paskui da 8, tai vadinasi 12 kainavo. Tai 12 tai čia 3 eurai, nekainavo nei 3 eurų. Nu kaip pas mums, man atrodo, 2 su kapeikom kainavo. Nu žiūrim. O, pildos. Yes. Puikiai. Gerai. Tada pildom, kol pildysis. Aš kažkaip nenoriu, tų 2 balionėlių man nėra kur čia jų prisidėliuoti, vežiotis. tą supildau, tą išmetu. Nu, gal nepilns, nes supildys visas. Bet vis tiek dėl tą balionėlę aš mesiu lauką, kad jis bus pusė jau. Nu va, toks daikčiuks. Nu, čia labai, tos dujas žymiai pigesnės, jos ir Lietuvoje tos pigesnės. Tas balioniuks 2 eurai ten su biškiu kainuoja. O šits va 7, 6, 7. Na, tai biškiai yra skirtums. Manau, kad tos dujas deg taip pat. Viskas, dabar jau galėsiu valgyti, darytis kur tik norėsiu. Vėl galėsiu vienkartinius tos makaronus bumškokius valgyti.
Važiuodams prisiminiau tą vokietį, kur su priekaba važiavo. Jisai sako, reikia valgyti daug kelionį, nes daug kalorijų sudeginė. Ir jisai sakė, kad jisai per paskutinę kelionę numetė 18 kg. Jis jau toks neatrodo ten, aišku, jis aukštas toksai jau. Tik jam ir iš ko numesti. Aš jeigu numesčiau 18, tai už dviratį būčiau lengvesnis turbūt. Dabar biškį dešrikės pabaigsiu tą, kur rytą pradėjau. Nusipirkau, galvau, kad bus tie čia su česnaku, kaip Lietuvoj. Neišsiverčiau. Morkas kažkokias. Tokias saldžiarūkščias. Nu, įsujėsiu tą. Būtinai visą reikia suvalgyti. Reikia nesukūščiau valgyti. Tai reikia dažniau stoti valgyti, jeigu turiu laiką. Dabar turiu laiką, niekur nebeskubu galiu. Stovinėti valgyti. Užkandžiausia stovi. Jau galvojau, kad šiandien jokią didelę miestą kaip ir neprivažiuosiu. Bet privažiuosiu dabar, pasižiūrėjau į Kalyš, toks miestas. Tai visai nemažas, 100 000 gyventojų turi. Tai tiek pat, kiek Šiauliai. Ką ten mačiau, tai Google Maps'uose, ką man išmetė pirmą, tai akvaparką kažkokį su daug ten tų takelių mačiau, kad paveiksluota. Na, daugiau nežinau, pravažiuosiu savo maršrutą, ką pamatysiu, tą pamatysiu. Niekur aš nevažinėsiu po bažnyčias ten visokias. Jau nebedaug man belika jau. Šiandien praktiškai iš visą neminu. Toks vėjas šiandien didumą, kad aš net jo nejaučiu, iš tikrųjų jis man visada į nugarą. Tai biškį pamini ir viskas tiesiai. Ir riedi savo, riedi ilgiausiai. Fainiai. Apšie nepavargau. Išmyniau iš miesto to. Tai dabar 4. Dar paminsiu kažkiek. Reikės pasižiūrėti, kur miegot, kokiam vėl miškiukė ar pievai ar kur nors. Nu į ką, pasidariau valgyt. Šiandien nieko gerą nepamačiau. Laukais myniau, vien tik tais dirbami laukai tenai. Labai tiesus kelias, labai puiku mint. Nieko gerą daugiau nepamačiau. Svarbu valgyt pasidariau dabar. Pirmą kartą normaliai tai pasidariau valgyt, tai, o įsikūriau, tai va. Tokie večikiai. Čia va dviratis, čia tas po tokio medžių. Čia buvo tos šakas nulinkusias. Tai aš jas paėmiau gražiai, atlenkiau, surišau su diržiukais, kad nelaužyt. Kita čia irgi prismeigiau prie žemės, kad irgi nulenkiau. Vienas dalyks ten gatvėin ir ten gatvėin. Vienas dalyks šakas užlenkiau,
kad nesimatys manęs. Nieks čia man ramiai galėsiu, nieks čia ne. Taip gal nieka, bet ramiau. O kits dalyks, galėsiu gale kelionės parašyti subtitrus apačioj. Šioje kelionėje nenukentėjo nei vienas medis. Arba dar ką nors ten tokia gudraus. Nu į va, pasidariau šiandien. Ai, da, paskui parodysiu dar vieną bairį čia, kas čia būn čia dar. Čia dar šalia yra davins įdomums. Naktį man puikiai seksis miegoti. Nu, pasidariau tai tų tokių ryžinių makaronų, kaip ryžiai atrodo, su dešrelėm, su t. Nu, žodžiu, skaniai pasidariau. Labai. Tai einu valgyt ir dar tą bairį parodysiu čia. Kai už kelių sekundžių jum, tai čia iš viso už kelių sekundžių man gal teks palaukti. Nu, klausykitas dabar. Bus bairis tuoj. Pavadinimu miegok ramiai ir nesigaščiok. Išmiegosiu. Ai, da geriau.